Na štai įkurtas lovinis degiklis katile kliento prieš tai naudotam, bet buvo su vulkaninio tipo degikliu. Dabar klientui montavom lovinio tipo degiklį, kad nebūtų apsauginės jungties nutrūkimo ir jo keitimo ir daug kitų problemų. Dabar nustatėm katilo veikimą granulėms. Einam per meniu su mygtuku į viršų. Čia matom dabartinės esamas temperatūras. Štai čia rodoma katilo temperatūra. Nustatyta 60 katile. Naktinio ir ekonominio koregavimo kol kas nenaudosime. Kada įsijungia cirkuliacinis siurblys. Dabar kaip tik įsijungęs jisai. Dabar kuro tiekimo trukmė. Turime stebėti, kad kuro lygis degiklio lovyje būtų maždaug per vidurį. Degimas nei stumtus į priekį, nei stumtus atgal. Štai matom, taip dabar ir yra. Ir ventiliatoriaus pavara tokia, kad liepsna per daug nesiplaikstytų. Einam toliau. Laikas tarp tiekimo ciklų. 36 sekundės. Tiekimų kartojimas. Kai temperatūra bus sukilusi iki 60 laipsnių, katilas užmigs ir nuo karto kas 8 minutės papildys kuro ir papūs ventiliatorių. Einam toliau. Štai, kai temperatūra bus sukilus, kuro ir ventiliatoriaus papildys kas 7 minutės. Ventiliatoriaus apsukos 20% yra pakankama, kad nesiplaikstytų liepsna. Ventiliatoriaus procentai gale, kai bus palaikymo režimas, irgi taip pat 20%. Kada, jeigu kartais užgestų katilas ar pasibaigtų granulės, katilo temperatūra atvėstų iki 30 laipsnių, išsijungtų valdiklis. Rankinį režimą naudojame, kai reikia papildyti kuro ar ventiliatoriaus. Rankiniam režime užlipam ant rankinio režimo, paspaudžiam Enter, tada su mygtukais štai čia tiektuvas, štai čia ventiliatorius, viską išbandome. Čia galima statyti gamyklinius parametrus, bet nereikalinga. Galima laikrodį nustatyti ir viskas. Katilas veikia automatiškai.